Mes žinome štai formulę, mums reikia užpildyti lentelę. Žiūrim, kai x-iukas 0, 6 kart 0 bus 0 plus 18 ir gauname čia 18. Dabar imame vienetuką. X vienetukas 6 kart 1 6 plus 18 iš viso bus 24. Dar netaip sunku užpildyti štai čia, kai x yra 7, 6 kart 7 42 ir plus 18 bus lygiai 60. Užpildėm. Bet dabar truputėlį sunkiau bus užpildyti štai šiuos du langelius, todėl kad čia jau mes žinome y. Tai ką mes padarome? Vietoj y įsirašom štai šitą skaičiuką ir sprendžiame kaip lygtelę. Y 42 lygu 6x plus 18. Tai 6x perkeliam į vieną pusę, čia dabar iš 18 minus 42, gausiu 6x su minusiuku bus lygu. Iš 42 atimu 18 bus 24 su minusiuku ir x yra 4. Taigi užpildžiau, parašiau 4. Na ir dar vienas tokio pat sunkumo uždavinukas, reikia dar kartelį spręsti lygtį. 66 lygu 6x plus 18. Tai čia gausim 6x bus lygu. Iš 66 atimam 18, kiek čia dabar bus? Iš 16 atimu 8, 8, iš 5 vieną pasiskolinau 48. Na ir x bus lygus 8. Išsprendėme ir šį uždavinuką.